ir viskas taip, kad tik nesvarbu. O čia viskas jūsų? Na taip, tai Jo, visas mūsų. Kremta. Pati gal. Gal paliek pasimti. Malonu, beauty. Labą dieną, ponas, jūs ko vardu būsite? Algiokas. Algiokas. Tas, kur pas mane mėgoja šiandien. Nu, kun, hebreitė veikia. Visai maloniai, toks vėjukas, visai neblogas. O, koks tai žmogus, žiūrėkit, koks žmogus. Ai, čia jūs gavote šitą pagrindinę vietą, ne? Kaip jums gerai. Kas ištraukė? Ai, taip. Bet tai kai tau nuskilo? Su šašlykinė, Su šašlykinė, su viskuom, kaip sau. Va, jau Valdemaras grįžta su Antaniuku, jau žmonės nuplukdė. Čia bus aludaris ir špaklius. Taip. Ketvirtą gal. Labą dieną. Sveiki, prisistatom. Žvejybinė frakcija. TikToko neimas. Ramas. Okei, supratau. Antras sektorius, kuris čia? Bet tas dar negrįžo iš parduotuvės. Sakė, jisai vėliau. Varė iki parduotuvės. Labas, meilė. Kas dabar? Tai mes į pirmą. Į pirmą. Renatėlę pamačiau. Einu pas Renatėlę. Va, Renatėlė ruošia šaunuolę. Pažiūrėkit, kokia graži mūsų Renatėlė, visa žalia, tokia visa, klausyk. O, žvejų klubas, o koksai girdim. Kai tarakonai visi varinėja, nu. Šitas špaklių su aludariu geriausia vieta gavosi. Prie pat. Jie kyšius davė, dėl to ir gavo geriausią vietą. Kiek sumokėjot? Jo, sakykit teisybę. Kyšininkai, blė, sako. O ko mokėjot? Man tai nepriėmė, aš bandžiau. Sakė, ne. Pažiūrėkit, vėl išplaukė dar vienas sektorius. Neižvyno jums. Sėkmės, kaip sako, sėkmės. O man tai jau kad sėkmės linkėjo, jį patį. Va, kai prisikrauna valtis. Prisikrauna valtis, chebra, ir plaukia į kitą upės krantą. Kas salelę užsiėmėt? Kas salelę užsiėmė? Gigas! Tai jau beveik visi sektoriai išplukdyti yra, ne? Jau beveik visi sektoriai išplukdyti. Dabar jau beveik. Liks kaluris. Palinkėkime neižvyno šitiems žvejams. Į kelionę. Viso gero. Dabar jau daug ir man. Taip, einam patikrinti, kągi tas komandos nariai jau veikia. Nui, ruošiam pašarą. Špaklius ruošia pašarą. Žiūrėkit, kaip jie protingai žmonės, klausykit, nu. Pasistatė, lemba, čia šilta. Aš pabūsiu šičia, iš čia pafilmuosiu gerai. Nes o, paėmė ir atidarė. Nu, man šalta, Ludarė. Mes paskui čia dėt. Aišku, fantastika. Čia neįgręši, baigti be šansų. Be šansų, Ludarė. Čia jum tik tais va į tvoras prisirišti ir va viskas, tai jūs esat du kampus prisirišat viskas. Koks tenais sektorius yra? 5? Kas tenais gyvena? Einam, pažiūrėsim 5 sektorius, va. Čia žvejos paplūdimy 5 sektorius. Matot, kaip sektoriai toli vienas nuo kito. Tikrai nieks nemaišys niekam. Gaudi keltai importiniai. Galų master žvejybinė frakcija Kalūrės, Hakuna Matata, S kvadratu, žvynas, pelekas, žvejo žvilgsnis, Lietuvos siaubai.
Teisėjai Regimantas ir Ričardas. Tai va, tiek tų dabar, taip, sektoriai surašyti, paskiau bus svoriai ir bendras svoris, žodžiu. Tai jo, bus taip pat. Štai simalka, kad nenukristų, kadangi lyja. Taip, ką čia mes turim pareklamuoti? Ką čia mes galim pareklamuoti? Muscles. Kas čia gauti kelti, mūsų rėmėjai? Let he fish decide. Kalūrės. Einu biškį aš iš tų naujokų interviu paimti, kadangi aš visus kitus jau pažįstu. Kiek laiko žvejojat? Nuo mažiukų. Ai, tai profas. Tai paprastai. O su kom dažniausiai žvejojat? Ką mėgstat? Ką gaudot? Viską? Paskutiniu metu su dugniniam, jo. Su dugniniam, ar ne? A, supratau. Tai... Jau labai mėgdavau su plūdė, bet nelabai aplink Klaipėdą, kur su plūdė ir gaudys. A, nu jo. Aš tai plūdę mėgstu, aš tai dėl plūdės dievinu plūdę. Vat, Kentėsim turbūt. ką tikitės laimėti? Nu, juk ne paskutinėje, ne? Aišku, tikimės laimėti. Traukim tokią, kokią nenorėjom, bet tai jau... Ai, kokio nenorėjot sektorio? Bet tai čia normalus sektorius. Stovi savo girdi šneku. Nu ką, vyrai, tada neižvyno jum, pamojuokit į kamerą. Valdemaras šoki jum vandens. Valtė šoki. Tu žiūrėk, neišsimaudyk. Ovidai, labukas. Šokio pasimatymą, liūtas. Tau liutuką įmes, kas nors bus patenkintas. Na ką, einam ir šitiems paskutiniesiams, ai dar yra, dar vienas sektorius va laukia. Jau ta Antaniukas tikriausiai plukdys. Einam palinkėsim ir šitiems neižvyno. Yra maistas, bet yra atskiri maišiukai tenais, su batonu, su visko. Tik tai tuos palikti šašlykus, nes jie rytoj ryte kepa. Taip, į kurį sektorių čia plaukiam? Kas? Į kurį sektorių? Čia plaukiam į pirmą sektorių. Aha. Ne, tai pirmą dabar išplukdėgi, ne? Nu ką, linkim jum neižvyno? Alų žiūrėkit, kad alų laikykit. Pokai, svarbu. Meškerika neiškristų tas alus. Gerai, padėsiu nešti. Pašok. Valtis gerai pasėdusi, bet va matot, kiek atlaiko. Vis tiek, va, Antaniukas grįžta. Taip atsuksiu aš. Kas čia toksai buvo? Špakliui neižvyno, svečias, špakliui neižvyno, jei praeisit pro jį. Ai, nu tai nelinkėjimą, o neižvyno. Jie jau dalis įsivežė. Jau dalis įsivežė, ne? Antoškė, jūs jau savo baldus sakau. Renata kažkiek nunešė. Ai, nunešė. Einu šmutkės irgi nešti. Nu ką, Antaniukai, tau neižvyno? Duok pitako, nu, draugelį, pitaką duok, davai. Sveiki, hebridės. Barbytė! Ačiūgas. Nieko savo. Ačiūgas visiems, priviet. Sveiki. Jo, va, matot, hebra, karočiai, ilgas plaukėjimas, ilgas viskas, kol dabar nešioja viską. Dėkui, nemirtingas Marko. Tai va, kol suplaukėm, kol viską paruošėm, dabar ką, eisim patys ruoštis į sektorius. Tai jau Antaniuks ruošia tau sektorių. Ką? Kas Namuose. O, šaise. 50 km vedžiu. Eik tu nafik. O tai tu palauk, koliukus turi, kažką turi? Aš turiu savo, bet signalizatorių neturiu, nei ragatų, nieko. Tu sakėjai, ne. Mano namuose signalizatoriai yra, signalizatorius kaip ir galiu atvežti, svingus yra. O, blemba, kiek problemų visiems dabar. Nu, Tai davai, sėskit, aš dar būsiu sės su mano mašinu. Jo, tu pabūk. Ne, tai pasiimtų tą laivą. Ne, man reikės važiuoti, pabūk, gerai. parodyk visiems gamtą, hebra, pabūkit Aš jau pavargau, blin, rodyti. Viskas gerai. Tuoj, palaukit biškį, kas čia nori ateiti. Barbius. O, Barbytė.
O, Barbit, mes pakalbėsim. Gerai. Va. Taip, aš prasuksiu kamerą ir paimsiu dabar iš kiekvieno interviu. Kiek aš pasieksiu. Ateinam pas Špaklių pasiimti interviu. Reikia. Pala. Ne, pala. Tai ką jūs šiandien planuojate pagauti? Nieko. Ai, šiek tiek neįdomu. Einam toliau. Kokie nedrąsūs. Nu, jau visiškai nedrąsus, tokie nedrasuoliai, sakyčiau. Matyt, reikia ant drąsos. Nu, bet ta prasme, iš kokio miesto Ignelis yra? Ignelis yra iš Makių. Ignelį iš kur tu? Ukmergė. Taip, čia yra 7 sektorius ruošiasi. Prašom interviu, ką šiandien planuojat pagauti, kiek planuojat, kiek pašaro turit? Blet, O melagis. Jėzau, koks Ignelis gražus. ne Visas Ignelis. mėlynas. Čia ne Ignelis, čia Donatas. Fū, čia Antanas. Donatas dar labiau. Soriukas. Sektoriai yra nekalbus, pasiruošimas vyksta, paslapčių neišduoda, einam į šitą sektorių. Koks šis sektorius? 8 sektorius, gerai. O, Ukmergė Utena. Taip, iš jūsų interviu prašyčiau, ką planuojat pagauti, kiek žuvį, kiek turit. Geriausia žuvį pagauti. Gerai, o kiek turit pašaro? Antis nusiteikęs algis gaudyti. Daug turit pašaro, gerai. Nu, jo, Išvažiuoju. Taip, Renatėlė, kelintam sektoriui? Devintas sekantis. 9. Tai Antoniukas interviu. Maja. Gerai. Kas ten sveikinas, negirdi? Barbytė sveikinas. Barbytė, labas, O, Barbė, labas. Labą dieną, vyrai. Interviu. Čia sektorius kelintas? 9. Antoniukas, žvėjukas. Taip, Antoniukai, ką planuojat pagauti šiandieną? Žuvies daug planuoji? O ką tu čia turi parodyk? Maišo pašarą jau ruošiasi. Čia bus su Su kuom? pagardais gerais. Su gerais pagardais. Tai Andrai, tikrai žuvytės padėkos jums. Taip. Ką? Neižvyno? Kas? Uodegos. Čia ne. Krito? Žvejyba visiems rašo tau super duper pašaras. Tai mes linkim Antoniuko komandai nei žvyno, nei uodegos. Antoniukai, pamojuojam. Antoškę pamojuojam. O 10 sektorius. 10 sektorius, labą dieną. Prisistatom, kas čia tokie žvejosit? Gaudė keltė. Taip, kiek pašarų turim? Belenkiek, supratau. Ką planuojat pagauti? Visi taip sako, gerai. Vieną žuvį? Vieną. Nu ką, vyrai, tada jums linkiu nei žvyno, nei uodegos, pamojuokit į kamerą. Pamojuokit į kamerą, nei žvyno jums. Ir susimatysim. Sėkmė. Taip, 11 sektorius. Šuniukas pasitinka mane. Nu, geras. Jau tu bailiukas. Labą dieną, čia prisistatom. Nu, geras. Nu, du vidūnų, nu. Sutvarkyk šunį savo. Nu, ką aš žinau, nekas ar nekas. Taip, susipažįstam. Treneris Ramūnas. Kalurės asistuoju. Kalurė, čia kalurė žvejos, ar ne? Norfa ir vekyba. O, kokį stalą, jie čia kaip šustrai pasiruošė, pažiūrėkit, ne šiaip sau. Ne špietnai, klausykit, vyriokai. Mes dar palapinę turiu. Čia ir tūliukas padarytas, nu šaunuoliai, bravo. Pats geriausias pasiruošimas iš visų, kiek apėjau iki šiol. Gerai, ką planuojat pagauti? Pagauti? Taip. Aš bent jau norėčiau, kad bebras būtų, bet bebro uodegą dar nevalgęs esu. Ok, labai gerai. Gerai, tai tau prizas nesvarbu, svarbiausia bebro uodegą pagauti. Gerai, labai gerai. O ką jūs čia planuojat? Ta pati. Ai, tą patį. Čia strategijas. Gerai, bet čia geras sektorius, irgi girdi plačiai. Čia labai vėja nėra, ta prasme. Ne, geri į tolimesnį sektorius, tu manęs nelok. Aš nebijau tokių mažų šuniukų. Nu ką, tada pamojuojam į kameras, nei žvyno jum,
Susimatysim vėliau. O kas jūs esate tik tokia? Beauty. Labas. Čia Valdemaro. Taigi Valdemaro telefoną nešioju. Atsiprašom. Tai Valdemara tik toks. Valdemaro tik toks, jo. O ko ant daro tada? Išvažiavo, Kęstui pamiršo šitą signalizatorius, pamiršo, taigi atsivežti, sako, 400 kilų be reikalo. Taip, už 10 minučių startas bus. Pradės visi mėtyti, žvejoti, šertis, 4 valandas bus, galim šertis. Tai čia yra Dituvos tenkinys ir naka negnelis. Bet tai kokį superinę, girdi, šalia Valdemaro gavot. Visi ištraukiam, 3. Ir Ignu, ir Antariuks. Visi tie mūsų šeimyna vienoje vietoje turi būti. Šeimyna, jo, vietina fauna. Pavyzdžių negaila. Saloj su gygu paslikė. Ai, saloj su gygu. Supratau. Mane galėtų nuplukdyti nors vienas, aš noriu vis tiek interviu paimti. Valdemaras nieko nepaklausė dėl signalizacijų. Pas jį yra, pas Gytę yra, pas visus yra. Nu, žinai, Išlėk. išlėkė namo. Ką čia dabar eisi klausinėsi, žinai, pas visus. Kol praklausinėsi, kol ką, greičiau nuvažiuos, žinai, kaip sakant. Jo, ir gan stipriai pasiruošę visi, aš manau, kad čia tikrai bus įdomu. 8 vakare pasijungkit, bus sverimai. Atsiukas. 8 vakare aš jau būsiu, nes aš va dabar į darbą išvažiuoju 2 valandą ir grįšiu tik 7. Čia, man atrodo, ar ne? Per lieptelį. Šičia per lieptelį. Per lieptelį. Ir einam per miškę. Nujausno galėjai ir nedirbt. Ką? Nu jau šiandien galėjai ir nedirbti. Vat būtent, kad negalėjau, supranti. Neišėjo man kitaip. O tai kur čia yra tas sektorius, blemba? Nematau aš to sektoriaus. Gal toliau reikėjo paeiti. Ai, kiek čia dilgėlių. Ne, čia tik lieptelis. Reiškės dar toliau. Bet čia takelis yra ar nėra? Duma, takelis yra, nėra. Tak. Einam toliau. Ar ir takelis ar nėra? Man čia reikės eiti atgal. Jo, reikės eiti atgal, blemba. Čia upeliokas yra. Čia yra upeliokas. O mes turim dabar išeiti atgal. O tu šūdas, aš turiu eiti atgal visiškai. Miškus čia duodas, durne. Čia gal grybavimo varžybos miške. Ne. Toj, hebra, aš privesiu prie... Privesiu jūs normaliai, luktelkit. Kur dabar tas takas atgal išeiti? Ai, čia. Aš su basankėm, po mišką duodas. Tak, atgal. Sakė leptelį, tai aš per leptelį perėjau. Nu tas, kas Kęstas. Kur važiavo su Valdemaru? Tai jau saloj jisai. Tai važiuojam, plukdysim mane į salą. A, tu jau... Man interviu reikia paimti, važiuojam. Nu, kur aš tau ten plukdysiu, Jurgita, nebejokauk, ten visi skersai išilgai užsmėti. Nu gerai, einam, palydėk mane iki salos, nesvarbu man. Tu ten neišlipsi su basenu. Gerai, nu aš turiu interviu paimti, nu kažkaip tai pašūkauti gal. Dar čia tik tai šitas... Nu, kodėl jis mane taip nuvertina? Piktas keksius. Piktas kekšius, va. Piktas kekšius jis. Bijos tiltuką praeiti. Ai, tik tai, kodėl jis mane taip nuvertina? Nu, aš tau pasakiau. Nu, aš įsikipsiu į tave. O klausimas, ar viskas legalu? Viskas absoliučiai legalu. Absoliučiai viskas legalu. Ten dviesi neįsikipsi viens į kitą, nes viens pagalys lygas. Na gerai, praeisi, tu praeisiu aš. Aš tai praeisiu. Aš einu į sektorius, pabandysiu bent Sorry. kažkiek prašnekinti. Bent kažkiek prašnekinti, viskas gerai.
Bet kitą kartą žiūrėk. Aplamai žmogaus negalime įžeidinėti, taip kad... Jo, praeisiu. Eik. Taip, per tą baisų į lieptelį dabar eisiu. Ir girdėsis tik taip pliaukšt. Ko čia nieko baisaus nėra? A, jūs čia dabar. Ką baisu, sakė, Jėzau, ką baisu. Kur sau čia baisu? Visko bus. Dabar stumk jį į Dilgeliną. Satka, negaliu. Taigi teisėjas. Užsirausiu ant teisėjo, paskiau Valdemarui minus taškų duos per žmoną. Iš galo ir nuplukdysi, ką tu čia? Nueik iki 3 sektoriaus. Tai eisiu, palaukit. Nu, tai kur yra tas? Nu, tai va, mes prie galo priplauksim ir išlipsim. Atgal. Aš saloj! Chebra, aš saloj! Pirmą kartą čia! Eta 123, Arūnas tą pati. Oi. Ir palik ją ten. Labas gigai! Senai matyt 100 metų. Va. Jūs ten atsargiai tuoj prisistatys salo direktorius. Čia gigas. Prisistatykit, jūsų komanda kokia? Žvynas. Nu ką, Žvynas, pamojokit? Rodyk gigą. Rodyk gigą, sakė. Pamojojam. Taip, aš imu interviu iš kiekvieno. Tai dabar prisistatėt jau, kiek turit pašarų? Nei žvyno. Nei žvyno jums, chebra. Pašarų daug Nei jie žvyno turi. seniuk. Žiūrėkit, va, daug turi pašarų visokių. Čia Valdemaro laivas. Ir ką, ir aš saloj, va. Ir ką, žmonės dabar žvejos. Ir ką, nei žvyno jums? Kad pirma vieta būtų, ne? Tai tuo tikimės. Bent jau prizinė, ne? Gerai, einam toliau. Kas čia? Labą dieną! Prisistatom. Sija jau nekas rase iš viso pasaulio jau stebim. Iš viso pasaulio jau stebim. Tai importiniai čia esat, ar ne? Importiniai, gerai, pašariukai veikia, jau žvejojam. Ok. Pašaro visą pakuotę. Tik ką? Zdarova Dovidžiun. Jo, linkėjimai Linkėjimai Danijos, sėkmės. Sėkmės jiems, Valdukui ir Antaniukui nei žvyno. Gerai, augi, ačiū. Visiems nei žvyno, aš manyčiau. Jiems sėkmės, o Antaniukų ir Valdemarui nežvyno. Irgi gerai. Aš manau, kad visiems nei žvyno, visi pagausit. Čia yra draugiškos varžybos, nieks neliksit nuskriaustas. Ar ne? Nu ką, chebra, paėmiau interviu. Interviu nepaėmiau, tai kiek visko turit, daug turit pašarų. Ką gausit? Gigai tu gali pavaryk. Teisingas atsakymas. Linkėjimai iš Anglijos. Linkėjimai iš Aš viso pasaulio juokauju. jums. Dovidžiun davai o. Be, nerašo tau Dovidžiūne. Antaniukas su Renatėlė. Čia Ignelis su Algiu. Čia yra Valdemaras, va šitas sektorius. Valdemarui ir Antaniukui nei žvyno likusiems sėkmės. Nu ką, vyrai, pasimatysim vakare per žuvies svėrimą. Prašom žvejoti. Va, ir aš apie tą patį. Gerai, karšta belenkaip. Žodžiu, čia tikrai yra dušna, karšta. Žmonės gali va ir išsirengti ir savo ramiai, vasalikėje tikrai gražiai, fainai, labai rami vieta. Jūs vienas kitam, manau, netrukdysit? Ar leidimus turit? Ar leidimus turit? Ne, o kam sako? Aišku, kad turi, čia kvailas klausimas. Žvejys neturės leidimo, jis juokauja. Maluota žvejų valtelė. Nu tai kiek čia dėjo tų priemonių, visų priemonių, ko ten? Kur jūs plaukiojate? Nu iš salos plaukiau, buvau interviu paimti, nu. Dėl jūsų stengiuosi. Palauk, tu atsargiai neiškris čia aplink.
A girdėjau, kaip pas tą nueiti tenais aplinkoje, ne? Nu ten į tą sektorių. Nu šitai buvo. Sėkmės žvejyboje. A, jau dabar. Jau dabar gali linkėti, kiek tik nori. A, užsikabino mane. Eta bitė Maja neižvejo bitutę. Bitės Greičiau nėra. bus nuplaukt. Ai, bitutė yra? Greičiau bus nuplaukti? Bet kad matai, va, užsikabino mum variklis dabar. Eik nebijok balandis per brido. A tu nori, kad aš nuskeščiau? Tu joks mėgstas. Oi. Visiems kuo daugiau kilogramų. Jo, kuo daugiau kilogramų visiems žvejam. Ir. Nu, kas čia dabar yra? Ačiū. Iš po lėktuko. O Jėzau, bėga dabar iš čia. Surek, kad nenuskandintų. Mes užstrigę absoliučiai esam. Boba iš ratų ratam lengviau. Cėckas čia dabar. Balandijos pastai suveik. Per Balandžios pas. kančias eis vaigzdas. Tai jis specialiai prastai užklievo. Išplaukė mane. Jeigu ratas. Su tokiu kapitonu baisu. Ai, ratas užkliuvo, ar ne? Tas užkliuvo už tų. Va, jau viskas. Всё. Valtys tuša sunku ir klot. Viskas, всё. Išplaukėm. Live. Stengiuosi. Nu, ačiū tau labai. O. Ponas teisėjas sieja normalus komentarai pozityvo truputį. Taip, šituo taku reikia eiti, ne, Antaniukai? O, tak. O darbelio turiu klausyti. Ką? Kodėl? Ai, tu ten į pirmą nori? Aš manęs į pirmą prašo, kad nueičiau. Nu, tai bandyk, aš nežinau, aš nebausiu. Sakė, Antaniuks yra takelis, einam kartu. Paskė dabar eisi. Į pirmą. Dabar eisiu į pirmą. Kaip anie čia linksmai Taip dirbk, už tai sėdi. pinigus gauni. Taip, pirmas sektorius. Ateinam, Teisėjams vargo bus susvėrimu. ateinam susipažinti. Nespėjo, sakė, net išsikurti, taip, interviu iš jūsų, ponai. Ką pasakyti? Kiek turit pašarą? Normaliai. Normaliai, labai gerai. O, žvejybinė frakcija, gi čia matosi, pasižiūrėkit, kokį šustrą plakatą jie turi. Jūs čia puikiai įsikūrėt, vėjukas pučia. Nu, bet kūrėtės, ar ne? Jau šerėtės, ar ne? Jau šerėtės? Dar tik užsimetėm. Vieną dar net meškeris ne visą surišau. Ok. Nu, šaunu ką, vyrai. Ką gaudysit? Viską. Viską, kas kips. Šaunuolis. Kiek žuvies nelegaliai atsivezat? Tu ištrauksim vėliau už nelegalę žuvį. Kiek žuvies nelegaliai atsivežėt. Nu ką, jau startas buvo? Buvo, bet mes dar nespėjom. Taip. Neįzvyno vyrukai. Neižvyno vyrukai, Marius Marys. Marius Marys, dėkui. Neižvyno jums. Va, čia, kas per sektorius šičia? Kur? Nu va, šitai, va. Ketvirtas. Nu tai kaip man patekti tenai? Kaip atėjai liepteliu, suk į kairę ir iš karto. Einam valdelį aplankyt. Einam valdelį aplankyti gerai. Ketvirtas sektorius, jum linkėjimai. Nematant. Vyrai anijų naudokit bus gerai. Nu ką, neižvyno vyram palinkėsim, mane, daug žuvies. Oi, blin, pu.
Ne, negirdėjot, jūs čia pusė žodžio tik buvo negirdėjot, aš čia vėl, nu kas čia man darosi, tas sėkmė. Kodėl aš vis sėkmės noriu šiandien linkėti visiems, aš niekaip nesuprantu. O šaldyta įskaitinė. Ne, turi būti judėti, gyva turi būti. Sėkmės. Aš jau išėjau, viskas, jie nebegirdi. Ir taip, žinai, stengiuosi, kad tik sėkmės nepasakyti ir visas aš čia nesiplanavau taip vaikščiot, žinokit. Be kas tau sakau, kol nepagavo susekmetavęs. Dabar eisiu jau viskas, jau eisiu, aš į 4 tikrai neįsiu, nes aš jo nerandu. Ten yra didesni krūmai negu... Kus. Man liūtai, įmeskit, aš tiek stengiuosi vaikščioti ir rodyti jums viską. O čia man širdukus atidavinės, ani. Liūtą metat. Taigi, ir kiek šių su manim vaikštė. Oi, sargą turiu, matai va. Turiu sargelį. Kai palinki sėkmės, reikia gaudyti ant blakstienos. Jo, eisiu dabar. Kanapių pilna aplink visur. Prasau mergytlių tatau. Oi, ačiū tau. Ačiū. Ačiū už liutukus, ačiū už dėmesį. Oi, šuduva. Žodžiu. Valdelis liepa peiti visus ir sėkmės linkėti, o planas huliganas. Valdelis tikrai neliepė nieko. Jis man tik padavė, jis padavė Kekšui telefoną, kai užkūrė laivą. Ir pats nuplaukė į sektorius visus plukdyti. Ką tu čia valgai, žemugės? Taigi neskanu. O tai kada Valdelį aplankysim? Dabar einu. Čia pažiūrėkit, kaip aš skersai einu, man kojos sukasi. Šitoks nuolydis. Ką? Kas? Šaunuolis tu. Ką sakei, negirdėjau? Niekur tu nevarysi, eisi dabar kelis ratus aplink ezeriuką. Eikit jūs pizdon. Sustosim ties... Gražios dienos, lekiu į darbus. Iki. Sustosim ties žemugėm. Aš tikiuosi, tai negyvatė. O, pasiekiau sektorių kažkokį, tai nežinau. Taip, ateinam į sektorių, kelintas čia. Hakuna Matata. 4 sektorius. Taip. Interviu. Labą dieną. Nu ką, pasiruošėm jau. Čia biški, žiūrėkit, įrangos mažiau, bet vat yra aš interviu imu. Duosit, kur jūs dingsit? Jie čia susinešė viską, yra gerai, šaunuoliai. Nu, kiek turit pašarų, daug? Nereikia kilogramų sakyti. Žodžiu daug, reiškia, supratau. Ką tik buvau ten tam ir dabar mes apėjom visą va. Čia atėjom pas jumis pasižiūrėti, pasiimti interviu ir palinkėti jums neižvyno, kad būtų, nežinau, 1, 2, 3 vieta bent jau prizinė. Geriausias sėkmės linkėta, ne? Oi, blemba, aš jau čia 3 sektoriuose netyčia palinkėjau, tai nusispjoviau, sakau, hebra, jūs to negirdėjot. Tik nepamiršk, ko linkėt. Gerai, neižvyno jums. Ką gaudysit? Kas kips? Šaunuoliai. Gerai, šaunuoliai. Nu gerai tada, nu ką, aš dabar eisiu pas Valdelį. Va, Valdelis, va jūsų Valdelis, va tenais, o Ignelis čia, va. Dabar aš turėsiu visą salą tą aplinkui apeiti, hebra. Aš neižvyno jums. Kažkas jums sėkmės linki, bet aš neskaitysiu. Nu, vsio, hebrytė. Apėjau, dabar einam pas Valdemarą. Atiduodu Kekšiui į laisvę. O tai kaip prispitau, kaip priklamusė, ne? Neleidžiu žmogui neįnuėti atsigerti. Kaip aš nusiknisau, jau žinokite, eina savo. Kaip aš pavargau. Labukas, kaip sekasi? Labukas, Linutė. Einu per visus sektorius, buvau paskutiniam sektoriuje. Visus pakalbinti, visiems viską parodyti.
Kas kaip įsikūrė, kas su ko gaudys, kiek pašarų turi, ką gaudys. Vienas kas kips, kitas žuvį. Žodžiu, atsakymai tokie. Reikėjo elektrinį paspirtuką pasiimti. A per tokias tešlas su paspirtuku tu siūlai? Ką? Per ką čia? Su tokiu? Per tas tešlas, ne? Susukau koją. Ir dar įsidūriau kažką tai. Palauk, palaikyk mane, būk geras, aš noriu ištraukti kažką tai įsidūriau. Palauk. Gal neišsisukau, bet pasisukau. Tai konkrečiai. O, kaip skaudžiai. Kad čia nenukriščiau, ne? Jo. Ok. Nu ką, jeigu išsimaudysiu, išsimaudysiu. Tai čia mane suvalgytų, vėl skęsčiau, kaip reitą kartą skendau. Kas sieja per šiuklynas? Šiukšlynas, nu va, kažkas padarė šiukšlyną, matai, paliko šiukšlės, parazitai neišsineš. Nu va, viskas, jėvė, parodžiau visus čia, kas aplinkui, jau ir saloj buvom. Tik neįkrisk. Jau neįkritau. Viskas gerai, bet koja, biški pasisukau, tai skaudės dabar. Ką, einu iki Tai Valdemaro? eina atsiimti juk. Einu iki Valdemaro. Padėkite atsistot kas nors. Aš jau pavargau, žinau. Gerai. Nu, einam toliau. Taip, kažkas kastuvėlį pametė. Nu ką, ateinam? Mačiau, kaip traukia, klausyk. Nu, ką šitas sektorius palinkės visiems? Vieną turim. Visiems sėkmės išskyrus mum, ar ne? Šaunuoliai. Kitose sektoriuose belenkai karšta yra, žinokit. Belenkai. O čia? Prieš vėją Ludaris sako, neina užvesti. Neina užmesti. Taip, sektorius čia kelintas yra pas jumis? 6 sektorius aplankytas. Einam toliau. Nu ką, neižvyno? Sieja kaip ponai jie. Čia kaip ponai jie, bet matai, vėjas tiesiai į juos, tai sunku iš tikrųjų užmesti meškerę. Nu, bet va, jau vieną turi. Jau vieną.